Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga pirmąsyk kviečia visus dalyvauti metų verstinės knygos rinkimuose. Tinklapyje www.llvs.lt skaitytojai kviečiami balsuoti už vertingiausią 2009 metų verstinę šiuolaikinės literatūros knygą. Kaip vyko knygų atranka, pasakojo Literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Jurgita Mikutytė. Mes gavome iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos duomenis apie pernai išleistas verstinės grožinės knygas. Mes taip pat kvietėme leidėjus ir vertėjus siūlyti knygas, jų manimų tikrai vertingas. Tuomet mes nusistatėme kriterijus ir nusprendėme rinkti tik tai šiuolaikinę literatūrą. Ir ribą nubrėžėme 30 metų senumo grožinę literatūrą, nes vis dėlto, jeigu turėtume lyginti, kuris vertingesnis, Šekspyras ar Sofoklis, būtų juokinga ir pats balsavimas būtų nevertingas. O šiuolaikinės literatūros atveju vis dėlto yra ir patiems įdomu ir žinome, kad skaitytojai nuolat kenčia, nes ir knygų viršeliai juos apgaudinėja, ir reklama juos apgaudinėja, ir labai sunku išsirinkti gerą knygą. Vertėjas, literatūros kritikas Laimantas Jonušys, literatūrologės Jurga Katkuvienė ir daktarė Dalia Zabielaitė bei kiti literatūros žinovai iš pusšešto šimto 2009 metais išleistų grožinių verstinių knygų atrinko 7. Ingmaro Bergmano Fani ir Aleksandras, Džeimso Myko Meilės aktas, Vieslavo Myslivskio traktatas apie pupelių gliaudymą, Džozefo Okonoro Atpirkimo krioklys, Orhano Pamuko Stambulas, Prisiminimai ir miestas, Sandro Veronesi Ramus chaosas ir Semo Sevidžio Firminas Metropolio Prasčioko nuotykiai. Galima būtų sakyti, kad šita Sem Sevidž knyga yra kito kalibro ir tokio lengvesnio žanro tarp visų šitų 7 knygų, bet tai labai įdomios temos knyga. Jau iš viršelio matyti, kad Firminas tai yra žiurkė, 1960 metais gimęs vienam iš Bostono knygynų ir, kaip matyti, iš ypatingų jo gimimo aplinkybių, jisai išmoko knygas ne tik graužti, bet skaityti, o galiausiai jas ir vertinti. Ir jausdamasis tokiu kitokia žiurkė negu visos kitos žiurkės ir negalėdamas susikalbėti su žmonėmis, jisai apmąsto savo vienišos žiurkės literato likimą ir gyvenimą. Ir labai trumpai galima būtų pasakyti, tai yra nuostabi knyga knygų žiurkėms apie knygų žiurkę. Ši knyga įrodo, kad gera literatūra gali būti ir šmaikšti, ironiška, alegoriška, su gera juodo humoro doze išskleista skaitytojo fenomenologija. Nes per žiurkiškas metaforas atpažįsti savo kaip skaitytojo patirtį, o žiurkės skonis pasirodo ne visada toks jau ir neteisingas. Leidyklos Vaga vyriausioji redaktorė Agnė Puzauskaitė atskleidė, kuriuos dar grožinės literatūros vertimus siūlė metų verstinės knygos rinkimams ir kodėl jos manymų Firminas vertas skaitytojų dėmesio. Metų verstinės knygos konkursui mes siūlėme 4 berods knygas, viena iš jų ir buvo Firminas ir turbūt pirmoji vietoje stovėjo ta knyga, todėl kad labiausiai tikėjom, kad šitas vertimas gali susilaukti gero įvertinimo. Iš tikrųjų dar siūlėm Bukerio premijos laureato Ravindo Adigos knygą Baltasis tigras, taip pat Tanijos Lange romaną Trumpa istorija apie moterį, kuri negalėjo būti ištikima. Ir kaip kareivis gramofoną taisė jauno autoriaus Sašos Stanišicaus. Šitas vertimas, būtent Semo Sevidžio Firmino vertimas, dar išskirtinis tuo, kad jame yra daug tiesiog nuorodų į kitus literatūros kūrinius ir tie literatūros kūriniai dažniausiai gal net nėra versti į lietuvių kalbą ir tiesiog vertėjai teko versti juos iš naujo. Tai tuo išskirtinis šitas darbas. Balsuoti galima iki balandžio 15 dienos. Galutiniai balsavimo rezultatai bus paskelbti balandžio 23-ąją pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną.